Pasiklausinėjome, ką Prienų miesto žmonės galvoja apie naująją sporto areną. Prienuose atsidarė nauja sporto arena, ar jau teko tau joje apsilankyti? Ne. Ar žadi kada nors apsilankyti? Būtinai. Ką ten veiksi? Nu, nežinau, tikriausiai rungtynių ateisiu pažiūrėti. Kaip manai, ar reikalinga Prienams tokiam mažai miestui tokia arena? Būtinai. Daugiau tiesiog žmonių suvažiuos, didesnis, kaip sakoma, turizmas bus. Galbūt atneš sėkmę Rūdupio komandai šią areną? Gal. Ar manote teisinga, kad Prienuose tokiam gan mažam miestelėje tokia didelė arena? Nu, aš taip nieko nenusimanau, kaip čia juos išlaikymas, ką kainuos savivaldybė ar kaip, bet reiškia, nu, reikalinga jaunimui, kad jie būtų užsiėmę, kad jie turėtų ką veikti, kur laisvalaikį padėti. Prakalbote apie išlaikymą, tai kaip spėjate, ar pavyks Prienams išlaikyti šią areną? Nieko neįsivaizduoju vaikyti. Ar gerai, ar reikalinga Prienams? Labai reikalinga. Kodėl? Tai yra galimybė sportuoti, varžybos vyksta, viską pritraukia daugiau miestan žmonių. Ar jau lankytis? Vat aš tikrai nebuvau. Kada žadate apsilankyti? Nu, tai greitų laiko tikėsiuos, kad apsilankysiu. Kaip manote, ar Prienų savivaldybei pavyks išlaikyti tokią gan didelę sporto areną? Tai reikės telktis tiesiog verslininkų gal pagalbos, gal tų įmonių, kurios galėtų truputėlį padėti. O aš tikiu, energingi žmonės dirba ir išeisim iš tos krizės. Man atrodo, kad iš tikrųjų, o kitas dalykas, tai jeigu daugiau varžybų bus organizuojama, daugiau žiūrovų bus ir pirks bilietus, tai kažkokią lėšų tai gaus dar. Ar pas žadate apsilankyti arenoje vyksiančiose rungtynėse? Tikrai ir net atvažiuosim su mokyklos mokiniais. Prienuose atidaryta nauja sporto arena, kaip manote, ar reikalinga Prienams tokia? Nežinau. Ar lankotės sporto arenose, ar žadate apsilankyti? Rūdupio komandos taip pat nepalaiko? Ne. Tai turbūt? Ar jau apsilankėte? Da ne. Kada žadate apsilankyti? Nežinau. Ar palaikysite Rūdupio komandą? Tai turbūt teks. Jūsų manymu, ar Prienams tokiam gan mažam miestui pavyks išlaikyti areną finansiškai? Nu, čia geras klausimas, aišku. Nežinau šiaip. Nežinau. Gal? Žinoma, kad reikalinga. Ar jau apsilankėti? Ne, dar nespėjau, bet žadu. Kada žadate apsilankyti? Nežinau konkretaus laiko, bet tikrai kokias krepšinių varžybas ar kas nors, kai vyks, tai būtinai nueisiu. Ar tiki, kad nauja arena atneš sėkmę Rūdupio komandai? Nu, turėtų, manau. Šios arenos tikslas buvo rengti aukštesnio lygio rungtynes, tačiau dabar paaiškėjo, kad per mažai vietų ir europinių lygių rungtynių nebus galima. Tai kaip manai, ar verta buvo apskritai statyti ir kam tada reikalinga ta arena? Ką žinau, manau, reikėjo iš pat pradžių susižinoti visus tuos reikalavimus, kiek ten tų vietų reikia, ar ten kažko. Tai gal gana ir veltui nuėjo tas darbas, bet iš tikrųjų taip jau visiškai be rezultatų tai tikrai nenueis, nes yra pilna jaunimo. Manau, kad tik paskatins sportuoti ir užsiiminėti visų. Manau, kad reikalinga. Kodėl taip manote? Manau, kad yra daug sportuojančių žmonių. Pagaliau Prienai turi turėti kokią nors trauką. Arenos Arena tai ir bus ta trauka. statymo tikslas buvo rengti aukštesnio lygio varžybas. Tačiau dabar paaiškėjo, kad vietų per mažai ir jos nebus rengiamos. Tai ar ne veltui statyti areną? Apie tai aš nieko negaliu pasakyti, su manim nederino planų. Kaip manote, ar lankysis ten jaunimas? Pažiūrėsim. Ar jūs pati jau apsilankėte? Dar ne. Ar žadate apsilankyti? Žadu, kada nors. Labą dieną. Prienuose atidaryta nauja sporto arena. Kaip manote, ar tokiam miestui kaip Prienai reikalinga? Manau, kad taip. Kodėl? O Prienai prastesnis miestas negu Kaunas. Prienai yra gan mažas miestas ir statymo tikslas buvo rengti europinio lygio varžybas. Tačiau dabar paaiškėjo, kad vietų neužtenka tam. Tai kaip manote, ar ne veltui statyta arena? Sunku pasakyti, žinokite. Ar sulauks
prieniečių ir ne tik susidomėjimu, ar lankysis? Asmeniškai man tai tas nelabai aktualu, nes aš ne krepšinio mėgėjas, tai kad... Prienuose atidaryta nauja sporto arena, kaip manai, ar reikalinga Prienams tokia? Taip, manau, reikalinga. Kodėl reikalinga? Kad galėtų vykti varžybos ir daugiau žmonių galėtų ateiti. Ar pati lankėsi jau ten? Ne, nesilankiau. Ar žadi palaikyti Rūdupio komandą šiais metais? Taip, bent vieną kartą tikrai žadu nueiti. Arenų statymų tikslas buvo rengti aukštesnio lygio varžybas. Tačiau dabar paaiškėjo, kad vietų per mažai. Tai kaip manai, ar ne veltui pastatyta arena? Na, nežinau, ši problema, manau, išaiškėjo jau rengiant areną, kad vietų bus per mažai. Tai ne veltui? Ne veltui vis tiek.